Taip, tai krantas, krantinė, tai tokia riba tarp vandens ir tarp kažkokio tai ar hidrotechninio statinio, ar natūralaus smėlio kranto su augalija, bet vėlgi tai yra aiški riba tarp tokios žmogaus suformuotos ar gamtinės kažkokios kietos medžiagos, bet kartu lengvai išplaunamos ir tarp to vandens, kuris yra kaip stichija labai sunkiai sustabdoma ir suvaldoma. Ir tai yra visada toks ryšys tarp jų dviejų. Ir čia toks, atsiprašau, kad negražus vaizdelis, bet tiesiog iškarpa iš ekrano, kaip atkyla tas Kuršių mariose vanduo ir vis atsiranda audros, patvankos, siaurinamas Klaipėdos uostas ir kažkas čia vyks. Irgi vėl tas ateitis, tik neaišku kada matyti, laikas parodys ir vėlgi, kaip dar pasiskaičiau straipsnius šią temą pasidomėjęs, tai KTU hidrologai sako, kad pakol kas tai yra tokie labai reti reiškiniai, bet aišku, ateitis parodys, kokie jie bus ateityje. Bet jie pakol kas tos grėsmės nekelia didelės, bet vėlgi jie yra ir apie juos reikia mąstyti. Kadangi, kaip minėjau, anksčiau tos krantinės, kai buvo įrengtos, jas po truputį reikia keisti, tai ir pabandysiu trumpai tokia apie tas krantines, pakrantės ir kokios jos yra Kuršių nerijoje pakalbėti. Tai pradžia tokia buvo gamtinė. Kuršių nerijos, meldynai, krantai ir vėlgi bus daug nuotraukų iš Sutkaus knygos Neringa, kurią visada mielai pavartau ir ten stengiuosi atrasti tokių įvairių atsakymų į rūpimus klausimus ir ten jų tikrai yra, nes autorius užfiksavęs tą vietos išskirtinumą, manau, labai pagavęs tam tikrus elementus yra gerai. Taip, dabar pati pakrantė, vėlgi, kaip minėjau, tai istoriškai nuo tokių marių krantų apaugusių meldais, vietinių žvejų, pavienių namų, jinai po truputį transformavosi į vis labiau naudojamą, tai tiek žvejai, tiek įvairios veiklos, tada vežami kroviniai, šiaudai iš ano kranto ir ta tokia veikla vis vystėsi labiau, didėjo gyvenvietės. Kol galiausiai vėlgi atėjo turizmas, laivai, uostai ir taip vis plėtės tą gyvenvietę. Ir galiausiai naujausiame etape atsirado jau krantinės ir pirsai ir jinai dar labiau pritaikyta tai rekreacijai, lankymui kartu pačios gyvenvietės plėtrai, nes tose ankstesnėse etapuose tai buvo labiau tokie lokalizuoti taškai, o paskui jie plėtėsi, kad ir toj pačiai Nidoje apsijungė tos mažosios gyvenvietės buvusios. Ir dar pakartoju tą nuotrauką Algimanto Zavišos prie krantinių ir tiesiog labai įdomu pastebėti, kiek žiūrėsite dabar tos vaizdus, kad yra kaita. Ir labai tos krantinės pačios keičiasi ir požiūris į jas keičiasi. Ir kad ir čia, matote, yra nedidelis lyg soliukas, lyg bortelis praeinantis visą krantinę, o dabar jeigu išeisite, pastebėsite, kad jau jinai yra kitokia, ta krantinė. Tai taip, ir dabar tą tokį Sutkaus požiūrį pabandysiu perteikti apie tuos krantus ir tą jų kismą, čia būtent iš to ankstesnio laikotarpio kaip yra, vėlgi natūralios pakrantės, tada hidrotechniniai įrenginiai atsiranda, vėlgi reikia kažkaip pradėti saugoti tuos krantus, natūralus noras žmogaus valdyti tą gamtą ir kurti tą kultūrinį kraštovaizdį tokį, jį vis pritaikyti. Šito jau tikriausiai nebėra, kaip ir daugelio kitų dalykų, kurie nuotraukose. Tada vėliau atsiranda jau nauji pirsai, kurie vietoj tokių akmeninių paprastų jau tampa dar didesni hidrotechniniai statiniai, pritaikyti lankymui, plokšti paviršiai, tačiau vėlgi juose gal kažkiek trūksta gyvybės, bet vėl jie atlieka savo funkciją, pritaikomi rekreacijai. Ir tas toks virsmas ir vis gerėjimas ir pritaikymas vyksta. Taip pat ir įlankos suformuotos žmogaus veiklos, Gintaro įlanka, ir tai irgi matosi labai nuotraukoje vandens stichija, tas vėjo pučiamas toks pašiauštas marių vanduo ir jisai vėlgi tas tokia kova tarp vandens ir tarp žemės vykstanti pastoviai, kuri vėliau, aišku, tam ir yra įrengiami uostai, kad apsaugoti laivelius būtent nuo tos stichijos ir čia Nidos uostas jau įgavęs savo beveik dabartinę formą, bet dar ne visiškai. Ir tas virsmas yra matomas ir ne tik pačiose statiniuose, bet ir kaip yra naudojama, kad vėlgi tie natūralūs krantai tokie atliepiantis dar ir tais laikais ir čia yra išlikęs nedidelis tas toksai ruožas tarp Nidos to centrinio uostelio ir Parnidžio kopos, kur ir dabar dar yra kažkiek tų laivelių, bet anksčiau tai buvo vos ne visa pakrantė tokia ir taip naudojama, o paskui jau perėjo link to tokio
labiau civilizuoto, kaip čia šiuolaikiškesnio naudojimo, kur pritaikyta intensyviai laivybai ir jachtom. Ir tas virsmas irgi dar, kaip ir norisi paminėti, kad keičiasi tie būdai, kaip mes naudojame tas krantines, bet reikia visada turėti omeny, visada pasistengti pažiūrėti atgal ir gal žiūrint į ateitį įmanoma kažką ar sugrąžinti, ar keisti ir visada reikia turėti omeny, kokia ta buvo ankstesnė vieta ir kaip jinai evoliucionuoja po truputį ir ko jinai galėtų ateityje patapti. Ir dar toksai klausimas publikai, kaip manote, kuris iš jų yra likęs, kurio jau nebėra ląstelė, čia yra Pervalkos gyvenvietėje. Dešiniai likęs, taip, teisingai, o kairėje jau nebėra to. Tai irgi tas virsmas ir kismas šitame krašte, kaip ir kopos keitėsi, tai ir taip viskas čia po truputį keičiasi. Ir dabar kitas dar toks etapas, labai pasimatantis tame albume, tai yra tų pačių krantinių suformavimas. Ir kaip minėjau, gyvenviečių apjungimas į vientisas tokias bendras gyvenvietės, nes šitų krantinių suformavimas ir leido plėsti, statyti naujus namus, įrenginėti tą infrastruktūrą. Ir irgi tai buvo toks svarbus žingsnis šiose gyvenvietėse, šioje teritorijoje. Ir kas dar įdomiausia, bent jau man asmeniškai, tos tokios apgriuvusios monolitinės, ypač Preiloj Pervalkoj krantinės, jos labai kažko primena netgi senasias tas smėlėtas pakrantės, savo tokia vientisa medžiaga pereinančią į vandenį. Tai irgi yra toks kaip ir paralelė, lyg ir naujas statinys, bet jisai turi to vos ne bruožą, to tokio senojo kranto kažkokio ir vėl. Dabar apie tas pačias funkcijas krantinių, tai vėlgi pagrindinė matyti yra susisiekimas, pritaikymas tai rekreacijai, žmonių judėjimui, galimybėje apžiūrėti marias, šalia esančios erdvės pritaikomas irgi kitom veiklom. Ir atsiranda tokių dalykų, kad tas intensyvus naudojimas, jisai irgi sukuria tam tikrą konfliktą, pėstieji, dviratininkai, visi nori naudotis tą vieną bendrą erdvę ir jos kartais gal per siauros ir žiūrint į ateitį gal irgi vertėtų atsiminti tokius irgi Tado anksčiau minėtus principus, pažiūrėti plačiau, formuojant tas užduotis apie būtent krantines viešas erdves, kad gal tas visai pasiteisinęs principas, kad nereikia atskirinėti tokiuose siaurose vietose tik pėstiesim ir tik dviratininkam kažkokių aiškių, o tiesiog palikti gal vieną bendrą erdvę, kur visi juda be jokių aiškių principų. Ir tada galimai būna tų mažiau konfliktų, konfliktinių situacijų ir taip tas toks sugyvenamumas atsiranda didesnis tose viešose erdvėse. Kitas irgi, ko pavirto krantinės jau šiais laikais, tai irgi tokios vietos kultūriniams įvairioms veikloms, tai tiek etnografinėms, tiek populiariai kultūrai įvairiems renginiams, tiek šiuolaikinio meno performansas renginiams. Tai tos krantinės jau nebėra vien tik tais skirtos ledam ir vandeniui sulaikyti, tokie kaip inžineriniai statiniai, bet jos kartu ir tampa miesto dalimi kultūrinė. Ir taip pat jose puoselėjama tam tikra atmintis, arba ją galima puoselėti, nes tai tokios kaip viešas visų naudojamas rekreacinės erdvės. Ir galima pagalvoti apie įvairių nedidelių objektų, kaip pavyzdžiui čia skirtas žvejam pramogauti. Aišku, ta tokia pramoginė žvejyba anais laikais buvo įdomesnė, kur visi su kepuriam, kostiumais, bet skirtas lieptelis, kad žvejoti tiesiog mariose ir pramogauti Kuršių nerijoje. Taip pat ir laivų tie stiebai, kur parodysiu kitą skaidrę, kuom jie siejasi. Ir žinoma, visos senosios veiklos, tai irgi tai kaip ta vieša erdvė yra galimybė puoselėti tos tokius senosius, kad ir nykstančius, išnykusius amatus, bet juos kažkaip įprasminti. Ir labai geras to pavyzdys yra Vėtrungių galerija po atvirų dangum Nidoje, kur tie stiebai primena tos senosius laivus ir yra įprasminamos tiek pačios Vėtrungės ir tiek jų vieta tose krantinėse. Juodkrantėje irgi yra kaip įprasminta ta krantinė, joje pagrindinė idėja yra meno galerija po atvirų dangumi, įvairūs kūriniai vis iš naujo atsiranda ir tai irgi yra tam tikras tos krantinės bruožas. O Preilos ir Pervalkos tai yra tokios itin ramios krantinės ir jos tokios labiau link gamtinių, visiškai rekreacijai skirtų erdvių, o kai Nidos ir Juodkrantės jos yra labai intensyvios ir naudojamos jau intensyviai rekreacijai. Dar tokios mintis apie tas krantines ir ypač jeigu ruošiantis ateičiai, kad dabar galima išbandyti įvairių dalykų, kol jos yra tam apgriuvusios. Čia buvo Estijoje toks festivalis Lift 11 metais ir tokie žymus estų architektė Siri Valner ir Indrek, pamiršau,
nesvarbu, bet peilą, jo, kažkas. Tai jie iš senų sulūžusių krantinių tiesiog minimaliom priemonėm padarė žmonėms skirtas erdves, būtent tam festivalio ir vėlesniem laikotarpiam, kur galima kažkaip jas naudoti, tas krantines, ir jos gali atlikti daugiau funkcijų, negu vien stabdyti vandenį ar kažką kito daryti. Tai tokių vietų yra ir Kuršių nerijoje, kur žmonės įsirengia nedėlius lieptelius, kaip senovėje savo laiveliam, ar tiesiog bando sėdėti ir mėgautis tais vaizdais, kur šiaip gan retą žmogų pamatysi taip sėdinti ant krantinės, bet visgi atsiranda tokių drąsių žmonių, kur pabando kitaip panaudoti tas erdves. Ir toks kaip instaliacijų formatas irgi galėtų būti labai įdomus, kad išbandyti dar įvairias galimybės, kokios galėtų būti tos krantinės ir kaip pasitarnauti rekreacijai. Ir vėlgi alternatyvos, aišku, kad yra tie visokie naujos idėjos, naujai atsirandantis daiktai, bet yra ir seni daiktai. Ir visada reikia rasti tą tokį balansą tarp naujumo ir senumo, nagrinėjant įvairias idėjas, kad iš tikrųjų gali būti ir kitokios tos ir pramogos, ir visa ta vieta ir erdvė. Ir aišku, dar toks esminis dalykas ir taip link pabaigos jau einant, pačios krantinės ir tas galimai kylantis vanduo lėčiau, greičiau, vėlgi čia matyti laikas parodys, kaip viskas vyks, bet ta tokia turto ir nelaikinumo sąvoka Kuršių nerijoje, jinai gerokai apsivertė per tuos ilgus laikus. Jeigu anksčiau namai, dalis jų būdavo paliekama, užpustoma, bet dalis tiesiog išrenkama kaip medinio karkaso ir išgabenama į kitą gyvenvietę, tai dabar šitas kilnojamas turtas yra pavirtęs nekilnojamu turtu, kur jisai jau tiesiog matyt niekur nedings. Ir ateityje bus klausimai, jeigu jau reikės saugotis nuo to vandens, tai kokiamis priemonėmis, nes matyt pastatai ir visos tos erdvės liks tose savo vietose su prabangiais vaizdais į Kuršių marias ir kitais atributais. Tai šia jau yra pasikeitusi Kuršių nerijos aplinka šio klausimu, tai vėlgi atitinkamų matyt reikės ir minčių ateityje, nes visgi gamta, aišku, nesnaudžia, kaip ir. Bet tai yra vėlgi dėl to klimato atšilimo paskutinis toks įvykis, kai ledai veržėsi į gyventojų kiemus, yra 2010 metai. Anksčiau būdavo ir kadrų, kad net namuose tie ledai atsiranda, dalį namų nuverčia, bet visada gali tokie įvykiai pasikartoti. Nors dabar gal labiau tas kylantis vanduo jau yra faktorius ir čia iš šių metų tiesiog juodkrantėje vaizdai, kaip užliejama pagrindinė gatvė. Ir galimai tokių įvykių vis daugės. Ir čia tiesiog dar tokia irgi retrospektyvinė kito kranto pastebėjimas toks, kad su šitom kaip ir problemom, ne problemom, vokiečiai nuo seno irgi tvarkėsi tose rytinėse marių pakrantėse, čia būtent į pietus nuo Nemuno žiočių, tai yra Karklės, Stovės, Ysės ir Gilijos gyvenvietės ir jos apsuptos pylimais visos yra, nes yra pelkėtose teritorijose ir jos tiesiog taip kovoja su tais potvynių vandenimis ir panašiais dalykais. Šiandien dar porą tokių vaizdų iš Google, iš to Melento krašto, kur tiesiog yra pylimai, gatvės, palei pat tas upes, vandenis, vėlgi, tai daug tų įvairių yra sprendimų, įvairių laikotarpių, pritaikytų ir klausimas, kokie jie bus Kuršių nerijoje naudojami. Nes vėlgi, tai krantinė yra ir riba kartu, ir jungtis, ir erdvė. Tai galvojant apie tą ateitį tų krantinių, tikrai reikia atsižvelgti daug įvairių tų faktorių ir pabandyti sukurti tą tokią viešą rekreacinę erdvę, kuri ne tik apsaugo, bet ir leidžia kažkaip gerėtis šio visų kraštovaizdžių Kuršių nerijos. Ir dar čia pabaigai vis pasikartojant, tokia skaidrė iš Sikono festivalio, tokia instaliacija riba 14 metų, kur vėlgi, tai yra tos visos ribos yra sukuriamos, vizualios, bet jas visada gali spręsti, apeiti. Čia labai nedėlis iš tikro gylis, čia vanduo tiek nepagilėja, čia viskas iki kelių yra. Ir būtent nagrinėjant tos įvairius variantus ir apeiname tas tokias limitacijas, kurias susikūrėme ir galime sukurti naujus įdomius dalykus. Tai ačiū uždėmesį.